Okay, let's go. Na tai ką, sveikučiai, mūsų kanalo stebėtojai, mūsų gerbėjai ir heiteriukai. Tai kaip jūs gyvenat tokia šaltą žiemą. Tai per tą laiką, kurį nesimatėm, spėjom ir patostogaut, ir biškį pailsėt nuo darbų, ir sniegą pakasinėt, žodžiu, visko teko. Tai pradėsim naują projektuką. Tai šitą projektuką surinksim kartu, surinksim namo stogą. Iš tikrųjų laukiam, kol sniegas nutirps, bet nesulaukiam. Tad nusprendėm išsikviesti techniką, apsikasinėt. Tai vakar čia dirbo Bobketas. Išvežė dalį sniego iš statybvietės. Iški prasiplatinom gatvę. Tai žodžiu, dabar laukiam, turi pasirodyti stelažai. Statysim stelažus, pradėsim ruoštis darbams. Kas čia dar, tai žodžiu apibendrinant, ką mes čia dabar darysim. Tai rinksim šlaitinį stogą su klasikinė stogo danga. Paprastas dvišlaitis stogas, nesudėtinga konstrukcija. 3 stoglangiai, žodžiu. Ir viskas, toks tas paprastas projektukas. Tai kam įdomu, įsijunkit mūsų kanalą, pradėkit mumis stebėt. Galbūt jūs tokį stogą norėsit susirinkti ir nežinosit, nuo ko pradėti. Tai kaip tik šitam video mes viską ir papasakosim. Tai žodžiu, pilnas antras aukštas sniego. Kas čia iš tokių įdomesnių dalykų, tai ten, kaip matot, per kraigą yra suprojektuota klijuota medžio sija. Laukiam užsakovas, kaip tik ją turi parvežt. Kelsim su kranu. Tai turim pasidaryti prieimą tenais, kad būtų patogu atsistot. Toks pirmas mūsų žingsnis. Nelabai suprantu, kodėl ten projektavo 10 metrų siją vientisą be jungčių, nes mes turim, kaip ir mato, tenais 2 atramas, ant kurių būtų galima padaryti sujungimą. Taip gal būtų biški papiginė visą samatą. Tai ta sija tikrai nebuvo pigi. Statysim stelažus iš galų ties murlotais. Čia iš šonų mums nereikia, viską pasidarysim, užsivesim nuo stogo. Tai stogas bus be pakalimų. Žodžiu, stogo apdaila baigsis tiesiai su apšiltinimo sluoksniu. Tai naudosim stačiakampę lietaus sistemą, kad biškį tokio modernumo priduotumėm. Šitas įdomus mazgas bus, kur langas. Čia virš lango neišeina padaryti vandens surinkimo, sumontuot latako, tai darysim tokį vandens nukreipimą. Tai bus tokių keletą įdomių mazgų, tai sakau, kam įdomu. Stebėkit, žiūrėkit, spauskit laikus, o ką, mes grėbėm šiupelį ir pradedam judėti. Na, planas, kaip sakiau, šiandieną toks visiškai paprastas. Tai pasistatyti pastolius. Tada galbūt, jeigu liks laiko, reikia pasiruošti žiedą. Tai garantuoju, kad reikės kažkiek prasišveist, nebus visiškai lygus. Kaip sakei? Sakei kažką? Pasigirdo. Tai va, pasimsim paskui, prasišveisim žiedą. Pasiruošim hidroizoliaciją. Ir jeigu turėsim laiko, dar paprašysim, kad užsakovas atvežtų murlotus, nes dabar medienos visiškai neturim vietos kieme, nenorim užsikrauti medžiagom, tai vešimės viską etapais palaipsniui, nes mediena čia visiškai randasi šalia. Mūsų hidroizoliacija visada pjaustom iš ruloninės stogo dangos, nenaudojam paprastos tos hidroizoliacijos, kurios naudoja mūrininkai. Nežinau, man kažkaip įaugia į kraują ir aš juos nemėgstu, nepatinka ir man atrodo nerimtai, tai naudojam visą laiką tokį daiktą. Tik aišku, reikia su jo biški irgi pasiruošimo, susipjaustyt. Tai irgi užtrunka laiko, bet ne visada viskas yra skaičiuojama laiku. Tai ką, imam
Imam. Aha. Kur be radijas? Negi nuobodžiausim. Olia! Einam į viršų, pažiūrėsim, kas ten per situaciją. Opa. Darau praėjimą čia iki to langą, ten viskas reikia nusikviesti, ten ir kažkokį praėjimą prie nuo kraštą. Vis ten irgi reikia tikras normaliai, jeigu judėsim. Jo. Are you ready for the action? Įdėmiai. Reikia padėti, ką nors tau. Kaip? Jo. 1 valandą atvažiuoji Sija. O kaip kultūringai. Nereiks mindė mums stelažo rankom krauti. Mūsų kalorijas taupa, bet Mindaugui reikia iš po žemos biškį. Reikia, ne. Iš tikrųjų tai galėjom ir palauk, būtų sniegas pats ištirpęs. Bet iš tikrųjų tai nėra ko laukti, nes darbas darbą gena. Norim labai greitai čia susisukt, kad galėtumėm pradėti kitus darbus. Tai čia tam objektui skiriam 2 savaitės visam gignyno pasiruošimui. Tada užsakysim stogo dangą ir grįšim surinkt stogo dangai. Tai stengsimės dirbti produktyviai, kad kuo mažiau užgaišt laiko, kad kuo mažiau nusitempt objektas. Tai už tai ir tokie reikalai. Davai, Mindė, aš filmuosiu. O tu kask, taip. Nepasirodyk, kad lėtas. Kalorijų programą tą kokią panėsiu. Mitybą tau sustatysim. Trys karaliai, 3 muškietininkai, 3 dienų savaitgalis, 3 savaičių atostogos, 3 filmo dalis, 3 skonių ledai, 3 aukštų. Kiekvieną objektą kartoju, bet pasikartosiu dar kartą. Svarbiausia geras priėjimas. Be priėjimo gero nebus kokybės nei per kur, galiu garantuoti aš jums. Tai jeigu pamatot ten statybininkus su kopečiom, nieko gero nesitikėkit.
Žiūrėkit, koks čia žioplius įdėjo, boka ne taip. Šitas žioplius. Bet gerai, kad čia mums tvorelės nereikia. Mes iš karto lipsim visada į viršų. Štai ir mūsų antras aukštas. Ir aš jau arčiau dangaus. Arčiau dangaus. Tokie reikalai, kaip matot, susitvarkėm viršui prieimą. Persisukom stelažus. Persitempiau per naują šniūrą, pasitikrinau situaciją. Tai šita kolona stovi 7 mm aukščiau. Tai kadangi aš labai nemėgstu po tokiom nešančiam konstrukcijom nieko, taip liaudiškai tariant, kylinti, pakaišėt nieko, tai visada matuoju nuo žemiausio taško ir visas aukštesnės atramas išfrezuoju murlotui. Tokį išėmimą padarau, kad gultų viskas gražiai, kad nereiktų pakišinėti nieko. Tai ties tą koloną išpjausim viršutinį į 7 mm į viršų, tokį kaip sapą padarysim. O daugiau visos likusios 3 atramos vienam lygi. Tai kaip ir viskas gerai. Valia. Kažkiek. Da, norėjau sakyt, pamiršau pasakyti, kad įdėtų į sieną ankeravimą, bet žiūriu, krūva nevaikiška. Yra. Yra, matau jau, kai yra. Na. Bet dar tik vieną radau. Na, tai einam su manim į patį viršų. Norit pabūti arčiau dangaus. Eime. Apžiūrėsim situaciją. Opa! Murlutas, kaip matot, ties juosmeniu. Jokių tenais pasilipimų nepatogių. Jau matau, kad bus daug šlifavimo. Žiedą reikės nusišlifuoti, kad murlotas gultų gražiai. Tai šlifuosim su dimantiniu disku. Čia kokį ilgas irgi paliko. O. Dar biškį kelia įtarimą man mūro aukštis šitą vietą, nes mes turim 12 cm murlotą 12 ant 12. Čia labai gilus sapas, kad prieitų iki mūro, nes turėtų būti gegnės apačia. Mūro viršus. Na, bet dar čia pastudijuosim šitą vietą. Dar anksti kažkas spręst. Žodžiu. Na tai ką, vieną pusę pasiruošėm. Aišku, dar liko prisankeruot prie mūro. Dėsim gal per porą vietų pakilpą, kad dar saugiau jaustumėmės. Ir dabar jau einam į kitą pusę. Tenai susirinksim. Ką, turim fiskariuką. Dabar laukiam, tuoj atvažiuos sija. Trakšt, brakšt, sija ant viršaus. Ir viskas bus penktadieniui, manau, planas įvykdytas. Aišku, kai stelažus baigsim statyti. Dabar čia priekį galiu parodyti. Popketas stumė ir sugrūdo sniegą sunku. Tai dabar čia turim gerą metrą atsikast. Smagiai kasas. Čia sustumtas, šlapė, sunkus, šipelis nelenda. Mums reikia atsikast, va kaip tenais. Anie išlindė stelažai, nes ten remiamės į tvorą, nebegalim paeiti vieną pusę. O čia turim atsikast. Kur buvus, kur nebuvus, štai ir mūsų
Sija. Ant viršaus. Greitai mes čia su tuo kraniuku čiurkt ir viskas. Dabar vienas toks įdomus dalykas. Noris pasižiūrėti, kaip tos metalinės kolonos stovi. Ar jos čia išvis į tą pusę ar ne. Nu, nelabai. Šitas stumėsi. Na, šita kryptis pusė velnio. Pažiūrėkim kitą. Šitą kryptis pusė velnio. Šitą irgi pareguliuosim. Gerai, čia viskas proto ribose. Aišku, tos kolonos slėpsis sienose. Manau, apsimūris. Jų čia kaip ir neliks. Bet vis tiek jos turi stovėti vertikaliai, kaip bebūtų. Negali būti nuvirtusi. Na, o dabar pati įdomiausia dalis. Lipam patikrinsim kraigą. Kaip stovi mūsų kraigas. Opa. Koks pagaliukas. Na, širkt. Nu, pažiūrėkit, vyriokai. Tai kaip? Lygu, ar ne? Na ką, viskas. Tai manau, pirmadienį mes jas užsifiksuosim. Pradžiui užsifiksuosim galuose. Čia yra pačioj skylės. Užsifiksuosim galus ir tada bandysim atstatyti jau kolonas pagal vertikalę. Specialiai pasidarėm vaipjovas platesnes, kad galėtų pareguliuoti koloną. Ta kolona turi eiti dešinę pusę. Čia matot, kokias skylės reikės per šaibas su galingais varžtais sutvirtint. Tai va, atsakė reikalai. Dabar mes jos netvirtinam, neskubam tvirtinti, nes tokiam stogui yra niuansas. Visada aš stengiuosi daryti tokį stogą taip, kad man viena gegnė tiktų visam stogui, na jeigu įmanoma. Tai visų pirma turi atitikti geometriją. Murlotai stovėti lygiagrečiai vienas kitam ir nuo kraigo turi būti vienodas atstumas. Tai kai statysim murlotus, matuosim tarp murlotų plotį pastato, darysim vienodas matmenis, vienodą atstumą tarp murlotų ir tada jau matuosim centrinę šitą siją, kad stovėtų tiksliai pagal centrą. Tokiu būdu mes galėsim gaminti gegnės visas vienodas pagal vieną šabloną. Aišku, tikrinsim murlotą su nivelyrų aukščius, žiūrėsim kokią situaciją. Tai dar matau, ką šiandieną galiu padaryti, tai ten einu nusišluosiu ir prasišlifuosiu žiedą, nusiimsiu visus nelygumus, akmenukus iššokusius, kalniukus, prasišlifuosiu, tai kaip tik dabar leidžiuos į apačią, užsiimsiu šito reikalu. Tokia paprasta smulkmenėlė, pasiruošinėjant ilgasregius, prie kurių veršimų murlotą. Kaip matot, jie dabar sukišti čia įvairaus ilgio, kas kaip netingėjo, tas taip sukišo, tai dabar mes visus prisipjaunam. Murlotas bus 12 aukščio, varžtus pasiliekam 15. Ir kad lengvai veržlės užsisuktų, yra toks life hackas, drožtukas ilgasregiam. Anksčiau būdavo ten su bulgarke, reikėdavo pasitaisinėti, kad lengvai užsisuktų ilgasregis varžtas, ta prasme veržlė. Na, o dabar tiesiog yra drožtukas, su tuo drožtuku. Va taip va, pasiruošiam ir labai lengvai užsisuka viskas. Tai va, patarimas.
Olia, na tai ką, užskaitys šiandienos planą, kolega? Pasaka. Pasaka, ne? Manau, kad irgi galim užskaityti. Pasiruošę esam rimtiem darbam, stelažai stovi, silė viršui. Galim savo ramiai savait galiaut ir pirmadienį jau pradėti surinkinėti stogą. Montuot murlotus, statyti gegnes. Tokie reikalai penktadieniui. Tai ką, ačiū, kad pabuvot šiandieną su mumis. Pasimatysim pirmadienį. Tai ką, gero savaitgalio. Susimatom. Tai ate.